Taigi šiandieną kalbėkime apie 10 Dievo įsakymų, kodėl jie yra svarbus ir kaip jie formuoja tikrąjį dvasios vedimą. Ne apgaulingai dvasios vedimą, kurį mums bando prikišti, primesti pasaulis arba laisvo elgesio krikščionis ir įvairūs mokytojai, bet tą tikrąjį dvasios vedimą. Taigi pirmas, 10 įsakymų yra Dievo meilės išraiška. Kartais, kai mes augome šeimoje, kai mes visi augome šeimose, mes turėjome tam tikras taisyklės. Aš prisimenu, viena iš taisyklių būdavo plauti koridorių. Būdavo man kryžius. Plauti koridorių, kažkokia nesąmonė. Teko kažką daryti panašaus. Žinau, kad turėdavome kasdieną tai daryti. Ir aš, kai gyvenau su patį, vis ateidavo ir tikrindavo. Kartais bandydavome apeiti ir apsimesti, kad išplovėme. Perbraukdavo ir viskas matosi. Taigi yra tam tikros taisyklės. Ir dažniausiai aš manau, kad mums tos taisyklės nepatikdavo. Nes norėdami gyventi laisvai, taip kaip norime. 10 Dievo įsakymų nėra Dievo būdas apriboti mūsų laisvės. Jie nėra tik tai taisyklių rinkinys. Tai Dievo laiškas, tai Dievo meilės laiškas žmonijai.